Finansų ministerija skelbia, kad dėl mokesčių reformos pirmą ketvirtį į biudžetą surinkta apie 330 milijonų litų daugiau pajamų, nei būtų gauta nesiemus papildomo taupimo. Tačiau mažėjant atlyginimams ir augant bedarbių armijai, mažiau surinkta gyventojų pajamų mokesčio. Tuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rengia dar vieną staigmeną. Siūloma iš netekusiųjų darbo atimti galimybę pasinaudoti keliomis pašalpomis - išeitinė, bedarbio ir stipendija, kuri mokama persikvalifikuojant. Netekus darbo persikvalifikuoti daugeliu bedarbių vienintelė išeitis ateityje tikėtis gauti darbą, taip pat ir galimybė prie bedarbio pašalpos prisidurti stipendiją. Aš atėjau į kursus tik tai tam, kad gausiu ir vieną, ir kitą, tada sudursiu galą su galu ir galėsiu iki kol atsiras darbas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo bedarbiui mokėti vieną pašalpą. Žmogus gali gauti vienokią ar kitokią paramą, tapęs bedarbiu praktiškai iki 2 metų laikotarpio. Bet tai reiškia, kad vienu metu jis galėtų gauti tik vieną išmoką. Kiek tenka bendrauti su moksleiviais, mokiniais, jų pagrindinis tikslas yra įgyti kvalifikaciją. Ir aš manau, kad valstybės požiūris turėtų būti kuo daugiau investuoti į žmogų, į jo mokymą. Įstatymo pataisas parengusios Socialinės apsaugos ir darbo ministro teigimu, darbo netekęs žmogus turi teisę gauti visas pašalpas, tačiau eilės tvarka. Pirmus 2 mėnesius išeitinę kompensaciją, vėliau bedarbio pašalpą. Bedarbiui užsiregistravusiam į perkvalifikavimo kursus bus mokama stipendija. Baigęs kursus ir toliau nerandantis darbo, jis vėl galės gauti bedarbio pašalpą. Mes norime, kad žmogus aktyviai siektų persikvalifikuoti ten gauti darbą ir būtent todėl ir tas irgi mokėjimas, nedubliavimas tų išmokų, kaip tik skatina jį dirbti, nes dabar, žinot, minimaliai alga yra 800 litų, o kai tu gauni išmoką žymiai didesnės, tas skatinimo akcentas prapuola. Ministras teigia siūlysiantis regionuose, kuriuose nedarbas 1,5 karto didesnis nei šalies vidurkis, 2 mėnesiais pratęsti bedarbio pašalpos mokėjimą. Didžiausias nedarbas dabar yra Druskininkuose ir Akmenės rajone. Darbo biržos duomenimis šiuo metu Lietuvoje bedarbių daugiau nei 200 000, o nedarbo lygis jau pasiekė 10%. Ieškančiųjų darbo kas mėnesį padaugėja po 14%.